važiuosim į kitą mokyklą. Šiek tiek per daug. Dabar esu šiek tiek giliuose apmąstymuose. Niekada repetuojam. Tai šiandien filmuoju naują video, kaip matot. Tai va, šiandien vėl bus diena su manim. Šiandien turiu olimpiadą biologijos, tai važiuosim į kitą mokyklą. Tai gal kažkas bus įdomiau. O dabar jau turiu eiti rengtis striukę ir batus, nes reikia eiti jau į autobusą, nes kitaip pavėluosim ir nenuvažiuosim į mokyklą. Šiandien rašė matematikos darbelį pažymį, todėl dar viską prieš pamokas pasiruošiau ir pasikartojau. O tada jau, kaip matot, ėjau į pamoką. Dabar bus susirinkimas su auklėtojais dėl vaidinimo su visais. Dabar buvo susirinkimas dėl šimtadienio, kada repetuojam. Tai truputį ilgiau užtruko ir dėl to vėliau rašysim matematiką. Parašė matematiką, gavau 7, o dabar važiuojam į olimpiadą biologijos. Dar pasistiprinimui nusipirkom po bandelę, nes pietų nevalgysim. Atvažiavom, jau į Versmę, dabar eisim prie kabineto, lauksim, ruošimės olimpiadai. Dabar jaučiuos kaip saugočiau valstybės paslaptį, čia viskas taip tūšia. Baigiau ką tik dalyvauti olimpiadoje, galvojau, gal rezultatus iš karto gausiu, bet pasirodo ne. Per 2 valandas tiesiog biologijos buvo šiek tiek per daug. Norėjau užmigti jau, labai pavargau, bet pagaliau baigiam ir dabar jau lauksiu, kol kiti jie pabaigs tenais atrašę. Tai kai jie pabaigs, tada važiuosim į Vievį. Šiaip labai gražu, čia viskas šitos patalpos, pas mus mokyklai tokių nėra. Fainai, čia taip atrodo, fainai. Čia vat visko pilna. Atvarėme mokyklą, dabar į nutikybą, nes dar viena pamoka liko. Paleidau iš pamokos anksčiau, tai iš viso realiai atėjau 5 minutėm pasidėti, o dabar einu laukti autobuso. Pasidėjau dabar mokinių tarybos ataskaitoje metų laiko, tai šiek tiek buvo kalbama ir apie tai, ką darė, kai buvau ir aš tarybai, o dabar jau skubu į autobusą, nes reikia eiti namo. Dabar esu šiek tiek giliuose apmąstymuose, ar spėsiu užeiti į pardą, nusipirkti kažko pasneksinti, nes žiauriai noriu, ar geriau skubėti į autobusą ir nevalyti, bet reikia pasižiūrėti valandas. 9 minutės liko iki autobuso, tai manau bėgu greit nusipirkti kažko pasneksinti. Pasiėmiau tiesiog dribsnių kažkokių, kad pavalgyti. Dabar žiūriu, gal dar kažko. Dabar eidama per kelią vos nenugriuvau, nes žiauriai slidų šaligatvių tie galai visi. Tai tiesiog rekomenduoju, jeigu kažkur skubot, vis tiek stenkitės nebėgti, nes dabar labai slidu ir galite paslysti ir nugriūti. Dabar dar eidama namo prisiminiau, kad šiandien yra lygiai metai, kai buvo man paskutinė operacija. Tai labai džiaugiuosi, kad kol kas per šitus metus nebuvo daugiau jokių kitų. Iš tikrųjų labai keista, nes lygiai prieš metus grįžau namo po operacijos. Ir tada atsimenu, taip sunku buvo ir eiti. Ir skaudėjo, labai mentės, viską. Džiaugiuosi, kad dabar to nereikia patirti iš naujo. Truputį net sunku patikėti, kad rimtai jau metų laiko praėjo, nes randai tai dar tipo matosi, nors buvo daryti su laparoskopu ir ten maži jie turėtų būti, bet vienas šiek tiek toks didesnis randelis likęs, tai labai keista. Jau laukia manęs visi šunys, einu greičiau išleisti lauką. Grįžus namo pavalgiau ir apsitvarkiau namus, o dabar varau žiūrėti Lietuvos balsas kartos.
O vakarienį jau pasidariau taip ilgai lauktų ir drybsnių. Ir dabar serialą įsijungiau žiūrėti. Jo, dar pasitikrinau jaunimui, nes bus ilgiau.